prasidėjo karas, tai visi viską darėm, ką tik galėjom, kad tos neteisybės būtų mažiau, nes koks skirtumas, ar giminė, ar brolį, ar draugą, ar kaimyną muša. Ir taip, dabar paramos davimas yra gerokai sudėtingesnis, nes žmonės pavargo, visuomenė pavargo. Aš kaip tik galvoju, kad tai yra viena iš karo dalių, kada tu negali pavargti, nes jeigu aš nustosiu tą daryti asmeniškai, būtent asmeniškai, tai yra mano asmeninis pralaimėjimas kacapams. Tai vat, tai nors ir sunku, nors ir atrodo lengviau gulėti prie ežero, gerti kokteilį ar išbėgti, pabėgiot, pabūti gamtoje, visgi važiuoju, nes kacapai nesustoja, tai aš irgi negaliu sustoti. Tai nėra pasirinkimo, nes pasibaigs Ukraina, pasibaigsim mes. Lietuva susitaikė. Aš manau, kad Lietuva iš principo, didžioji visuomenės dalis, susitaikė su tuo, kad karas pralaimėtas ir kad rusai turi teisę pasiimti kitų žemes. Iš tikrųjų, kartais man keista žmonių pozicijom, kurie sėdi, nieko nedaro, laukia ir galvoja, kad ateis geras dėdė ir mus išgelbės. Bet, kaip sakyt, net ir Dievas nepadeda, jeigu tu pats nepadedi, o savo dieną X mes nepasiruošę. Mes galvom, kad ta diena X ateis tik tai tada, kai visi bus pasiruošę, viskas susidėlioja ir mes turėsim techniką, užsipirkę ir panašiai, bet priešas niekada nebuls tada, kada tu pasiruošęs. Jis bus tada, kada tu nepasiruošęs. O va tas karo Ukrainos patirtis tikrai sako, kad lietuviai labai greit pasiduoda. 2 metai viskas užtenka, gana. Tai čia yra dalis mūsų krovinio, kurį vežam kariams, kas labiausiai reikia. Krovinys brangus, dar brangesnis vairuotojas, tai Andrėjus, karo instruktorius Ukrainoje. Ir šios kelionės metu jisai sutiko mums pagelbėti. Tai Andrėjus turbūt daugiausiai padaręs dėl mūsų visų karo metu. Tai krovinys atsakingiausias pas jį ir didžiausia pagarba jam. Pasiruošti dienai X, tai turbūt receptas būtų toks. Negalvoti, kad jos nebus, neatidėti pasiruošimo rytdienai ir galvoti, kaip veikti su tais daiktais, tais duomenimis, ką mes turim šiandien, o ne kaip turėsim už 10 metų. Tai yra vienintelis receptas. Мы на Сакаре вас ждем. Taip, dabar. Arba važiuot, arba ne. Kokia jūsų nuomonė čia problema buvo? Manau, aš noriu manyti taip, kad nuo stovėjimo biškį sankabos cilindriuko riebokšliai pradėjo praleidinėti alyvą, būtent sankabos, tai dabar reikia ją paimti, pilti naujos alyvos ir išmontuoti. Ar padės, nežinau. Ar atsirado? Atsirado?
мінус ушло, то мог да вишавлять з автомата, і ти при автомату припратиш, що механіка. Kelionės sunkios ne tik tai mums, bet ir automobiliams. Tai buvo mažas incidentas, sprendėm greitai. Tai pirmas dalykas automobilį patraukti nuo kelio, kad nesudaryti kliūties kitiems. Antras dalykas išspręsti kuo pigiau. Tai sprendėm už 3 eurus duot 4 buteliukas. Papumpuoja, pavažiuoja, sankaba išgelbėta. Вот, кажется, Сергей. Вот. Моя. Копия тебе, тат себе ставит, который фонд. Вот здесь ты ставишь число. Так, если их две, одну сразу забираешь, чтобы ходил в сторону. И поставим мне Да. Ну, я ж не умею. Передаємо. Дуже дякуємо. Та щас, стойте. Так. Получается, забираешь. Получается развязывать? Чего себе? Мене звати Сергій, я офіцер військової частини, одної з військових частин окремої президентської бригади. Вільного Сворей передали нам цю сітку, ми її будемо задіювати активно на війні, будемо виконувати бойові завдання і маскувати наші машини ще ефективніше. Дякую вам велике, якщо можете допомогти ще, допомагайте, ми вам будемо дуже раді. Дякую.